Sveiki visi. Kuriam antrą vlogą. Jis bus apie programėlę. Kompiuterių, telefoninių, planšetinių, na žodžiu, visokių tų. Tai vat, kokias žinom apie, kokias turim programėlės telefonuose. Pirmas, Facebookas, antras, Instagramas, trečias, WhatsAppas, ketvirtas, Twitter, penktas, Viber. Kadangi jau visus išvardinom, kiek galėjom, tai dabar pasakysim... Kokias dar populiarias galime? Kokias jau. Tai WhatsApp, Viber, Pixart, ir aš nežinau. Žodžiu. Tai va, ir dabar... Tai dabar mes pasakys Gerda. Uždėjau paimamai. Na gerai. Pasakysim apie... Ką? Facebookas. Kam jis reikalingas? Klausimas. Atsakyk. Tai reikalingas, kad susirastume savo draugus, susirašinėtume, joime ir skambinti. Kadangi, kad yra antra pusė. Taip. Kai kas susiranda. Kai kas jo. Tik ne aš. Žodžiu. Tai dabar kas toliau? Skype'as. Kam Skype'as reikalingas? Kalbėti, jeigu draugas yra užsieny, pavyzdžiui, ar ne? Taip. O kam dabar nuotraukų redagavimų programas pasakom? Instagramas. Instagramas tam, kad galėtumėm, susirasti irgi draugų, įsikelt nuotraukas, ten visokių saldainių, dar ką nors. Ir visokius nuotraukas ten spalvotas, nespalvotas, na žodžiu. Toliau, kam reikalingas Instagramas. Kad galime kelt, kur lankėmės, ką valgiam, pavyzdžiui, užtagint žmonės, nusiųsti nuotrauką. Paskui fotogrid. Jame galima redaguoti nuotraukas, sulipint į dvi ir apkarpyti. Na žodžiu, daug gali. Paskui toliau, WhatsApp'as arba Viber'as. Nuotraukas. Tai Pixel ir Express, pavyzdžiui, ką jame galima? Tai pasakė, ką jame. Na žodžiu. Gerai, žmonės, rašykite komentarus, kokias ir kuris programėlės ir ką jūs darot. Taigi, prenumeruokit, laikykit ir dislike'kit, jeigu labai nepatiko. Taip. Tai geriau ne. Tai gerai, Iki. ciao.